16 metų paauglystė ir mes žinom, kad mūsų mokyklose patyčių kultūra yra labai gaji. Kiek tau pačiam teko susidurti su tokia, nemalone draugų reakcija, kai jie sužinojo, kad štai turi klasioką, kuris svarsto apie kunigų seminariją? Na, mano situacija gal turbūt kitokia, nes aš turėjau galimybę ir dovaną mokytis šiek tiek kitaip suformuotoje klasėje. Mes buvome susirinkę visi tokie, kurie nori ir gali gerai mokytis, nori ir gali kažko siekti, kad konkrečiai dėl to einame į mokyklą, o ne vien todėl, kad kažko reikia. Tad ir tos reakcijos buvo kitokios, nes kiekvienas mes jau, sakyčiau, galbūt nuo 10 klasės turėjome gal vėliau kintanti, gal ne visai, bet jau aišku tikslą, ko siekiam. Ir vienas kito tikslą gerbiam, kad ir kokie jie skirtingi bebūtų. Tai jeigu aš gerai suprantu, tau neteko susidurti su, nesinori sakyti patyčiomis, bet tiesiog su tokiu nemaloniu požiūriu, kad stoja štai klasiokas, bendra mokyklos žmogus, kuris stoja į seminariją. Su tiesioginėmis patyčiomis ne. Buvo keistų žvilgsnių, kad nesuprantu, tu gali geriau, tu gali pasirinkti tą, kodėl taip. Bet labai džiaugiausi, nes man pasakius, kad nes aš taip noriu, nes man tai patinka, kažkaip priešpriešos nebesusilaukdavau tokios tvirtos.